Aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu Jums papasakoti apie vandens filtrus. Jie yra grubaus valymo. Jų yra dviejų rūšių. Tai yra flenšiniai filtrai. Ten man matom. Ir yra srieginiai filtrai. Tai va. Šitas bus. Šitas. Flanšiniai filtrai yra sumontuoti flenšų pagalba ir suveržiami varžtais. Tarp flenšų yra įdedamos paranitinės tarpinės, o srieginiai filtrai yra susukti su sriegių pagalba. Dabar aš noriu papasakoti ir parodyti, kaip yra išvalomas mechaninis filtras. Visą pirma, mes turim uždaryti ventiliukus, kaip iš vienos, taip ir iš kitos pusės. Su rakto pagalba mes atsargiai imam už apatinės dalies mūsų filtro ir prieš laikrodžio rodiklį sukam apatinę dalį. Biškį pasirodo vanduo, čia nieko baisaus, iškart mes nenusukam, laukiam, kol nutekės. Na, po biškį sukam, matom, kad vanduo jau baigėsi, slėgio reiškiasi nėra. Ir išimam šitą dalį. Dabar mes matom, kad filtras yra nešvarus. Susikaupė visokių purvo, kalkių. Mes turim jį dabar nuplaut vandeniu. Atidarom šalto vandens išleidėją ir paprasčiausiai išvalom pasrovę visus nešvarumus. Kai nuplovėm filtro tinkliuką, mes turim jį užsukti atgal. Prieš užsakant tinkliuką mes turim sutepti sriegių pasta Unipak. Sutepti tolygiai. Uždedame vietą tinkliuką ir užsukam. Ir užveržiam su raktu iki galo, nes smarkiai labai nespaudžiam, aišku. Nu, atitinkamai atidarom vėl ventilius iš vienos ir iš kitos pusės.